Labadiena visiems mūsų YouTube kanalų su Žalgiriu žiūrovam. Šiandien prie mūsų Respublikos apskrito stalo jums gerai pažįstami mūsų pašnekovai. Tai pradėsiu savo nuo iš dešinės, tai filosofas Vytautas Rubavičius, eksparlamentarų klubo pirmininkas Henrikas Žukauskas ir socialinių mokslų daktaras, tarptautininkas Vytautas Naudažas. Tikrai turim solidžią kompaniją, kuri tikrai pasižymi tokiu analitiniu mąstymu, argumentuotais pasakymais. Ir šiandien turim tokį temą, kuri šiek tiek provokuojanti ES vadovybės krizė. Kodėl tą pirmiausia sakau? Vis tik tai daug pastebėjimų būtų. Prieš keletą metų jau iš ES pasitraukė Jungtinės karalystė. Dabar kalba eina apie tai, kad prancūzai svarsto tokio, ir daug pastebėjimų, kad problemų net mes savo nacionaliniai valstybei turim būtent iš to išeinam, sakau savo subjektyvę nuomonę, kad kitą kartą pasidarėm vykdytojų tauta, kuri labai gerai vykdo visas duotas komandas, iš kurios ateina iš ES. Tiesiog prieš tai buvusiam pokalbį, kada buvo toks pastebėjimas, kad kažkada paskutiniai griūnant Sovietų sąjungai mūsų delegacija, kuri vyko į Maskvą, buvo kaip kumštis, kuri dirbo vardan savo tautos, vardan savo gimstančios valstybės interesų. Ir to pasekmei mes gavom nepriklausomą valstybę, kuri įstojo po referendumų į ES, tapom sudėtinę dalim. Ir dabar vis tik tai daug dalykų, kurių mes gavom, būdami ES nariais ekonominė ir socialinė prasme, kuriuos sugebėjom įsisavinti, vis tik matom, kad toj ES vadovybei ir pačioj ES tam tikra vadovybės krizė, pastebėjimas, kuris yra ne mano asmeniškai, bet ir viešoje erdvėje išlenda. Net kalbant apie tą pačią mūsų Ursula von der Leyen, kuri ten vis tik tai pakankamai nėra populiarus žmogus, pačioj Vokietijoje būdama vokietė ir sunkiai ten būtų išrenkama. Turim ir Andrių Kubilių, kurio šiaip reitingai Lietuvoje niekada nebuvo aukšti, visada pabaigoje. Dabar jis tampa eurokomisaru ir jeigu tai prisimint, kad jo veikla Lietuvoje, tai vis tik tai energetikam sektoriui, tai krizių premjeras, kur tas, kad jo veiksmai tikrai patiko ne visiems ir žmogus atsidūrė tokioj aukštose pareigose. Galim pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, per vieno pokalbio temoje, kada pastebėjimai buvo, kad mes pabaltijiečiai ES niekad neturėjom tokios įtaikos, nes Kaja Kallas yra šitas užsienio reikalų ministrė, ekonomikos yra būtent Latvis, ir štai mes pabaltijiečiai turime ir gynybą, ir ekonomiką, ir užsienio reikalus, ir vis tik tai. Tai kodėl reikia kalbėti apie tokius dalykus, nes turim savo europarlamentarus, kurie ten vienu žodžiu tarpusavy nesusikalba ir neranda bendros kalbos, ir vieningo fronto mes nematom. Ir tame turbūt didžiausia problema būtų, kad nuo viso šito mūsų valstybė nėra tikrai gerai. Tai gal pradėkim nuo to, Vytautai, jūs apšilę šiandien prie šito stalo savo pastebėjimus. Ar tikrai, vienu žodžiu, ES vadovybė yra krizė? Aš keliais ar pabandysit neigt, kad to nėra? Aš manau, kad ji yra krizė, ir ta krizė yra labai įvairialypė, nes įvairūs jos aspektai buvo jau pastebimi ir senokai. Tai ir ypač po to, kai buvo pakeista ES, ėmė keistis ES raidos ir tolesnių raidos gairių ideologija. Ji sukairėjo. Anksčiau ES buvo kuriama ant tokių demokratinių, krikščioniškų pamatų, ir tie jos kūrėjai buvo tokios laikysenos ir tokios ideologijos žmonės. Ir apie ten galbūt 8-9 metį, tai ideologija pasikeitė ir tada ES vis labiau ėmėsi to projekto federacinės ES tarsi jungties ir kas ypač svarbu, kurti ir naują tokią europinę liaudį.
iš tautų kurti europinę liaudį, kad būtų svarbiausia ne tautos ir ne valstybės, bet tam tikra vienybė. Ir tai buvo pastebėta labai greitai, kad Europos Sąjungai būdinga yra vadinamoji demokratijos deficito, kaip vadina angliškai, deficito problema. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos valdymas, Europos Sąjungos valdymas yra nedemokratinis. Jis negali būti demokratiniu, nes nėra subjekto, kuris deleguoja valdžią, o subjektas gali būti tik tai bendra, tai kas dar tik tai turi būti sukurta, tai vadinamoji europinė liaudis. Ir turinti, tada jį turi tam tikrus įgaliojimus savo atiduoti renkamiems žmonėms. Ta yra dirbtinė valdymo sistema, kėlė įvairias šiaip valdymo problemas, bet mechanizmas, kada jisai jau yra įsivažiuoja tam tikras viršnacionalinis, visą laiką buvo guodžiamasi, kad tai yra pirmas tokio masto unikalus valdžios, valdymo ir valstybių jungties mechanizmas, na ir jis neišvengiamai susiduria su įvairiomis vidinėmis kliūtimis. Tačiau, kas atsitiko ir labai greitai, vėlgi ir po to išvirto į vadinamąją Jungtinės karalystės išstojimo, kad susiformavo tam tikras biurokratinis sluoksnis, jis yra susijęs net ne tiek su parlamentarais ir komisarais, kurie tarsi yra matomi, bet su tuo, ar tik ne 30 000 valdininkijos, įvairiausių lygmenų valdininkijos sluoksnių, kuris yra nematomas ir kuris gyvena savo atskirą gyvenimą ir gyvena labai gerai, tarsi kaip ir komunistinėme rojuje, beveik. Ir kurio veikla yra nei apskaitoma, nei kas nors apie ją žino, bet nuo jų veiklos kaip tik priklauso viso to mechanizmo raida. Tai šitas dalykas, mes matėme, buvo išviešintas išstojant Jungtiniai karalystiai, kada tas valdininkijos sluoksnis vis labiau gviešiasi valstybių suvereniteto. Jis stengiasi valstybių suvereniteto tam tikras dalis kuo labiau perkelti į Briuselį ir tai šitaip tvirtindamas savo tokią politinę tą valdymo galią. Dar vienas dalykas, kuris ypač dabar labai ryškus, yra tai, kad juk europarlamentarai, kurie yra renkami nacionalinėse valstybėse, jie valstybėm neatstovauja. Jie atstovauja bendra europinėms partijoms, yra tų tarsi partijų atstovai tampa. Ir jie turi tarsi vienaip ar kitaip reikšti bendras europinės vertybės, kovoti už bendrus Europos reikalus. Tačiau labai aiškiai galima suvokti, kad nėra tokio parlamentaro arba tokio žmogaus, kuris tos bendrus Europos reikalus galėtų labai gerai išmanyti ir galėtų arba turėtų patirties suvokti, kaip konkrečiai gyvena tos įvairios šalis, kurios yra susijungusios į Europos Sąjungą. Tada neišvengiamai kyla įvairiausios diskusijos parlamente ir kitaip. Dabar Europos Sąjunga vėlgi pereina į tokį dar vieną tokį valdymo, sakykime, tam tikrą krizinį etapą, stengdamasi, kiek tai yra realu, suteikti daugiau galių Europos parlamentui, kuris tarsi tas Europos parlamentas turėtų rodyti daugiau demokratiškumo valdyme, visame to mechanizmo valdyme. Tarsi jis turėtų tą stoką, demokratijos stoką, tarsi vienaip ar kitaip kompensuoti. Tačiau vėlgi, ką mes matome iš realijų, kad šita demokratija ima labai priklausyti nuo ideologinių nuostatų, tų daugumų, kurios patenka į Europos parlamentą. Ir kai mes matėme praeito parlamento veiklą, ar ten, sakykime, už praeito, tai labai didelį poveikį europiniams sprendimams, bendriems sprendimams turi kairuoliškoji ideologija. Ta kairuoliškoji ideologija, kurią atstovauja pietų šalis, beje ir kovotoja su imperializmais įvairiais,
ir kurioms visai yra nesvarbu ta istorinė rytų ir centrinės Europos patirtis, jie jos net nesuvokia. Iš daugelio pasisakymų ir europarlamentarų ir nuostatų čia ir jungtinėse tautose, ir Europos parlamente labai ryškiai matyti, kad jos nesuvokia, kokia yra mūsų santykių su Rusija istorija ir kaip mes matome Rusiją ir kaip tie matymai išsiskiria, pavyzdžiui, ir Vokietijos santykiai su Rusija ir kaip skiriasi nuo rytų ir centrinės Europos valstybių. Tai šitie dalykai, tai vėlgi klojasi į tam tikrą tokį, sakykime, krizinio apraiškų arba apraiškų, kurias reiktų vienaip ir kitaip įveikti. Ir dabar pagrindinis dalykas yra Europos tokio bendro Europos darinio valdymo greitis, sprendimų priėmimo greitis. Mes matome, kaip karo sąlygomis ir vis naujų tokių globalių ir antropogeninių, bet ir karinių iššūkių, geopolitinių iššūkių sąlygomis, kaip ES valdymas, koks jis yra lėtas, kaip lėtai sugebama pasiekti bendro kažkokio tai sprendimo, atsako į kylančius iššūkius. Ir tai liečia santykius, ypač santykius su Kinija, su Jungtinėmis valstybėmis ir su Rusija. Tai 3 tos geopolitinės jėgos, kurios rodo, santykiai su jomis rodo tą ES valdymo silpnumą. Ir vargu, ar jį pavyks taip greitai įveikti, nes yra labai daug žaidėjų, kurie visi nori tempti į save politinės galios pyrago gabalą. Gerai, šitas labai dėkui Vytautai už tokį gerą, įžanga į šitą temą. Tai dabar, Henrikai, ką pasakė šitas Vytautas, europinė liaudis, sakykime, europinė liaudis, tai mūsų lietuvėliai yra šakės, pasakysiu taip. Ir dabar apie tos priimamus greičius, taip pastebėjimai, kad turėtum greičiau reaguoti, galime išdirbti mes labai geras schemas, kažkokias tai, bet sustatykim į tas schemas įvykdytojų, sakykime, vadovų personalijas atitinkamas. Ir aš dabar žiūriu, kas atstovauja Lietuvai Europarlamente. Visų nevardinsiu. Petras Auštrevičius, kurio liūto dalis nuopelnų, kad jis yra europarlamentaras ir tai minimas, kadangi sunaikinta Ignalinos atominė elektrinė. Gal aš jau biškį užlenkiu, bet Kubilių jau minėjau. Tas, kuris ten ir su kurio partija ten ir įvairius energetiniai projektai, ir su mūsų Hitachi milijonai ištaškyti, ir su ta partija, kuri Mažeikių naftas pardavinėjo, krizių premjeras, kur mes ten nesam jau patenkinti, Vilija Blinkevičiūtė, kuri atvedė savo partiją į pergalį ir staigiai dėl geresnio gyvenimo pabėgo ten. Dainių Žalimas, Laisvės partija, kuri ten su tautiškumu, su lietuvių tauta nieko bendro neturi. Aš matau tuos žmonės ir man liūdna daros. Ir kalbėtis apie tai, kad jau kaip ir paminėjau, kad ten Kubilius yra atsakingas už karą, kada ten Europos Sąjunga už tos karo reikalus, Rusija viena prieš visą Europos Sąjungą turi ginkluotės, pasigamina tiek per mėnesį, kiek per metus turbūt nepagamintų Europos Sąjunga. Tai aš čia tikrai nieko gero nematau. Nei gynybos prasme, nei konkurencija ten prieš Kiniją, prieš Ameriką ir ten, sakykime, tam santykiai jau, kaip paminėjau, su Rusija. Tai jūsų pastebėjimai. Išklausius Vytauto pranešimo, tai praktiškai nelabai ką yra ir pridėti. Aišku, jeigu perėsim prie tokių asmeninių dalykų, tai aišku, tada galima pakalbėti. Bet pratęsdamas, aš noriu pasakyti tik tai, reiškia, jūs čia minėjot žodžio krizė. Aš manau, kad krizė yra vis tiek toks, sakysim, tarptautinis žodis, bet kuriuo atveju šitas procesas yra valdomas. Aš Europos Sąjungai vartočiau žodį išsigimimas, reiškia, tai būtų kur kas tikslesnis ir geresnis, nes praktiškai baisokas, bet jis realiai atspindi dabartinę padėtį. Ir, sakysim, praeitos kadencijos, už praeitos kadencijos, dėl ko? Dėl to, kad reiškia vienas iš pagrindinių dalykų, kad
sukurta Šumano ten 53 metais noras, galbūt, reiškia, toks buvo siauras, daugiau pramoninis, po to šešios valstybės prisijungė, tapo toks ir politinis pusiau, bet jos daugiau spręsdavo savo tarpusavio ekonominius ir politinius klausimus. Ir kai skaičius, sakysim, virsta į kažkokį nežabojimą skaičių, o dabar 27, tai nenori, tu praktiškai gausi blogą rezultatą. Dėl ko aš ir sakau išsigimimas. Ten šnekama visą laiką, reiškia, kai paskaitai dokumentus, visur demokratija. Demokratijos ten nėra. Ten yra didelis biurokratinis aparatas, kurio tikslas pagrindinis tai yra bandyti valdyti kitas šalis ir ypatingai tas mažesnes šalis, kurios, sakysim, neturi balsų. Nu, kaip pasižiūrėjau, reiškia, Estai 6 žmonės, reiškia, Latvijai 6 žmonės, Liuksemburgas 6 žmonės, nu, mes, sakysim, 11, bet tai absoliučiai neturi reikšmės. Per šitos atstovus, arba, sakysim, per išrinktus atstovus, yra daromos invazijos į šalių demokratiją, į šalių vystimąsi, šalių istoriją, ekonomiką ir taip toliau. Ir ne šiaip daromos kažkokiu tai rezoliucijų, reiškia, ar, sakysim, nutarimų pagrindų, bet pakankamai įsakmiai. Ir kai gerai pasižiūri, tai iš esmės, kaip Vytautas ir teisingai pastebėjo, ten pagrindinė rolė Europos Sąjungoje, nu, parlamentas ten 751 ar kiek jų ten yra, tai, sakysim, rankų kilnotojai, nu, ir diskutuotojai. Bet pagrindinis Europos Sąjungos veiklos, reiškia, variklis yra lobizmas. Lobizmas yra pastatytas ten į pirmą vietą ir ne šiaip savo jis yra įteisintas, oficialus ir taip toliau. Tai yra praktiškai tam tikrų... Su įteisintų atlygių parlamentarams. Taip, su įteisintų atlygių parlamentarams. Ten viskas yra, viskas. Užtenka tau tik tai užsiregistruoti ir tu gyvensi Briuselį kaip aukso puode. Ir esmė yra kokia, tu bet kada, bet kur gali bendrauti su bet kokiais parlamentarais, su bet kokiu komisijų pirmininkais nariais, prastumti savo reikalą ir aišku, tu gauni dvigubą rezultatą, sėkmės mokestį iš tų, kurie užsakė ir iš tų, su kuriais tu bendrauji. Taip kad esmė yra, kaip sakau, tas išsigimimas, jisai kažkuriuo tai metu, aš nežinau, kuo pasibaigs šitas visas spektaklis. Tik iš karto noriu pasakyti, kad nebūtų prikabinta tai, kad čia mes nenorim Europos Sąjungos, mes nemylim jos ir taip toliau. Deja, ne. Mes ją mylim, mes suprantam šitą dalyką. Tik tai, kai, reiškia, sakau, praeina tam tikras laikas ir struktūra sugalvota kažkokia išsigimsta, jinai netampa, reiškia, normalia. Ir vat su šito faktorium reikia kažką daryti, nu, aš nesakau, kad kovoti, bet kažką daryti, kol, reiškia, jie patys tenais šito dalyko nesupras. Bet, kiek aš suprantu, jie patys ir nesupras, nes jiem yra labai gerai, jie prisitaikė. Jie jau rado būdą, kaip gyventi ir visi puikiai žino, kad ir Blinkevičiūtės atvejais jai nusispjaut ant Lietuvos ir ant Lietuvos problemų ir ant, reiškia, ministravimo ar ten ministrų kabineto sudarimo. Jinai sau sėdi ten, kur yra gerai, o gerai yra visiems. Nu, aš sutinku su Vytauto taip pat išreikšta ta europinės tautos, reiškia, savoka dėl to, kad jos kaip po tokios nėra. Pas mus konstitucijoje yra parašyta, kad mes renkam, reiškia, atstovus į valdžią ir jie atstovauja mus. Šiuo atveju mes nieko nerenkam, mes renkam partijos atstovus. Tai yra ne tautos, o partijos atstovus. Ir mūsų Europarlamente atstovauja partijos. Tos partijos, kurios, sakysim, pas mus nėra labai populiarios, nėra labai, sakysim, geros žinomos ir jos tikrai nedirba Lietuvai. Partijos, ypač Briuselį, dirba savo partiją. Dėl ko? Dėl to, kad po kiekvienų rinkimų, žiūrėkit, vyksta demokratiniai sistemoje, aš suprantu, kad turėtų vykti tokie, žinai, kaip čia padarius, kad, nu, sakysim,
mes palaikysim ar vystysim žemės ūkį, ten kosmosą, sakysim, gynybą ir taip toliau, bet ten vyksta visai kiti dalykai. Po šitų, reiškia, Europarlamento rinkimų susidarė tokia situacija, kad visi pašiurpo, kad žiūrėkit, kraštutiniai dešinieji ateina. Vsio, šakės, suprantat, baigėsi, reiškia, Europos Sąjunga, ateina dešinieji, žinai. Ir tada visi pradėjo vienytis tenais, brūzgėti, to liberalai atsirado, nors ten gavo mažiau vietų. Tai čia aš, pratęsdamas Vyto mintį, žodžiu, ten nėra liaudės, ten nieko nėra, ten yra partiniai susibūrimai, kurie darosi savo pinigus ir tarp kitko visai neblogai gyvena, netgi ir čia. Už tai, kad kiekvienas europarlamentaras gali turėti iki 14, reiškia, patarėjų, jie apmokami iš ES biudžeto. Ir žiūrėkite, ir Vilniuje, Kaune, visur yra biurai, reiškia, viskas yra tvarkoj. O tie, kurie dirba, reiškia, tiem europarlamentaram, jie dirba ir mūsų partijom, kurios viduje, jos iškėlė, jos paremė ir taip toliau. Dabar dėl asmenybių. Nu, kas nežino Kubilių, aš tai, pavyzdžiui, Kubilių žinau nuo 90 metų pradžios, nuo Sąjūdžio ir taip toliau. Yra tokie žmonės, kurios apibūdinti užtenka keletą tokių tarptautinių žodžių, bla bla. Tai yra, žodžiu, ką nors darysim, nieko nedarysim, bet svarbu, bla bla, susėsim, pakalbėsim. Tai visą šitą laiką jisai toks ir buvo. Nieko jis nepadarė. Jisai iš esmės Lietuvai, aš visada žmonės skirstau į dvi kategorijas. Tu dirbi Lietuvai, arba tu dirbi savo, arba partijai, ten grupai neturi reikšmės. Jis Lietuvai niekada nedirbo, jis nieko nesukūrė, jis nesukūrė net, reiškia, tos Tėvynės sąjungos partijos, nes Landsbergis ją sukūrė. Tiksliau nesukūrė, pasiėmė Sąjūdžio struktūrą. Taip gal būtų tiksliau pasakyti. Ir esmė yra kokia, paskui jisai pirmininkavo, ką jisai padarė, nieko. Jisai daugiau, kaip Gedimino buvo minėta, jisai daugiau prašvaistė galbūt, reiškia, jau nešnekant apie Mažeikių naftą, apie laivynus nešnekant apie tai, kad jis dviračiais nuvažiavęs ten burkavo su Baltarusijos premjeru ir tarėsi dėl Astravo atominės elektrinės statybos ir elektros pirkimo. Viskas tas yra, kaip čia pasakius, bet kai reikia, šitas žmogus būna tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje ir jisai visada yra tinkamas. Žmonės taip pat yra skirstomi į prognozuojamus ir neprognozuojamus. Tai jis yra tvirtai prognozuojamas, dėl to visi žino jo tikslus, jo kalbą ir taip toliau. Visi Auštrevičių taip pat puikiai pažįstam, jisai vienas buvo iš euro dėrybininkų, aš jį dar nuo 2000 metų atsimenu, kadangi ir pats važinėjau į Briuselį, reiškia, tą uždarinėjom aplinkosaugos skyrių, reiškia, tai buvo labai svarbus dalykas. Ir jis visą laiką buvo toks, kaip pasakius, tinkamas prastumti kažkokius reikalus. Tai vat, sakysim, susitvarkė jisai ten. Tiesa, su Ušacku konkuravo vienu metu čia truputėlį, bet nugalėjo. Dabartiniu metu jis, kaip čia pasakius, niekas jo nei mato, nei žino, nei jis kam nors įdomus. Ir aplamai, jeigu pasiimsi tos, reiškia, paimti tos 11 kandidatų, aš nešneku apie dabartinius, nei jie čia Lietuvoje rodosi, nei esmė yra tokia, kad mes net nežinom, ką jie ten daro. Ir galbūt niekam ir nebūtų įdomu. Jeigu neatsirastų tokių įdomių arba, sakysim, dalykų, kaip tos dabartinis, tas dvigubų prekių, reiškia, tas tranzitas ir visa kita, tai kai žmonės patys iškelia savo problemą, pasirodo, kad jinai yra kažkur sukurta, padaryta, įkišta, įdėta ir kad tik tai Lietuvai būtų blogiau. O faktas yra tas, kad turėtų dirbti atvirkščiai, kad Lietuvai būtų geriau. Ar kas nors pas mus ten iš tų europarlamentarų jaudinasi dėl žemės ūkio? Ne, absoliučiai. Visi jau senai žemės ūkį atidavė Lenkam, reiškia, Ispanam, Prancūzam. Jo, mūsų žemės ūkis kaip ir neegzistuoja, nors mes gaminam kokybiškiausius prekes ir vežam į tas pačias šalis, kur ten pardavinėjom. Mums atkeliauja tik tai antrarūšė, trečiarūšė produkcija, svarbu, kad pigiai. Tai esmė yra tokia, kad tos asmenybės, kurios, aš nežinau, kaip turėtų būti, pagal mane tai visur yra daugiau, mažiau demokratijos, kai yra renkama, kai yra objektyviai, tauta gali kažką išrinkti ir
jis išrinktas asmuo turėtų atstovauti tautą. Tai šiuo atveju turėtų ne partijos išstatinėti mūsų kandidatus, kad ir 11, sakysim, kandidatų, bet patys asmenys turėtų išstatinėti save, o pasakyti, kad aš ne partinis, aš ne komitetui priklausau, aš jokiai nepriklausau organizacijai, aš tiesiog noriu važiuoti į Briuselį ir dirbti, sakysim, Lietuvos labui. Ir tada žmonės balsuoja, išrinka tos 11 kandidatų. Būtų logiška. Nes dabartiniu metu jų ataskaita yra reikalinga tik partijai. Tik tai partijai ir partiniam, reiškia, jo partiniam struktūrom. Daugiau jisai, daugiau nieko nereikia. Dėkui, Henrikai. Vytautai, dabar mes stojam jau tą Europos Sąjungą kaip ekonominę sąjungą. Bet tik tai dabar pradeda diktuoti mūsų kultūriniam reikalam, labai rafinuotai istorijai. Čia kalbam apie istorinį Europinės liaudės sukūrimą, tai čia palaukit ir bendra Europos istorija, ir kur mes niekad negalim. Vienu žodžiu, aš matau, kad čia yra ta sistema, kuri labai vienu žodžiu mūsų valstybę išlietuvina, ištautina ir aplamai valstybę naikina. Pamėginkit prieštarauti, nes pati schema, aš 8 metus atstovavau Lietuvai būtent Europos tarybos parlamentinėje asamblėje, ten buvo lygiai tas pats, mes susėsdavom būtent pagal partinės savo priklausomybę, o ne pagal valstybės. Visas darbas šitaip organizuotas, orientuotas. Tai kur čia ta Lietuva ir kur čia mūsų valstybės interesai? Vis dėlto aš pamėginsiu paprieštarauti, net jeigu tai nepatiktų. Vis dėlto pradėkime nuo to, mes kalbam apie vadovų ar institucijos krizę. Ir to, ir to. Ir to, ir to. Tai krizė, kiek aš pamenu, tai pirmoje eilėje medicininis terminas. Ir reiškia, perėjimą iš vieno stovio į kito. Ir po krizės ateina, vaizdžiai tariant, geresni laikai. Geresnis žmogaus. Bet čia jau tada galbūt kitas pavadinimas labiau tiktų, recesija, sakykime, ar dar kitą. Kodėl pamėginčiau? Europos Sąjunga pati, tai vis dėlto buvo sukurta kaip taikos projektas, o ne kaip ekonominis projektas. Vis dėlto tik tam, kad nekiltų naujas karas tarp Vokietijos, Prancūzijos, visi puikiai tą žinome ir prisimename. Iš Šumano idėjas buvo būtent tokios. Jeigu kalbėti toliau, tai žiūrėkit, sakot, demokratija, kad mes turim pernelyg mažai eurodeputatų, Lietuva 11, ten Estija 6 ir nelabai ką galim padaryti. Tai aš pamenu tiesiog, kad vienas lauke ne karys, taip sakydavo, ir knyga yra parašyta. Bet yra ir kitas knygas. Ir vienas karys lauke yra karys. Ir vienas žmogus gali labai daug ką padaryti. Demokratija laisvas pasirinkimas. Žiūrėkit, yra skirtingų greičių Europą. Mes galim neįsivesti, nei Šengeno, niekas mūsų nevertė. Ir galim neįsivesti ir euro, ir galim nedalyvauti. Negalėjau. Skandinavų bankai čia patvarkė. Palaukit, bet patys skandinavai tai neįstojo, nei danai, nei švedai neįstojo į eurozoną. O Suomija ne skandinavai, atsiprašau labai. Jūs paėmėt šiaurės šalis. Suomija tai šiaurės šalių regionas. Beje, Suomija tai buvo Baltijos šalis. Iki Antro pasaulinio karo. Jis buvo konsideruojama būtent kaip Baltijos šalis. Tai su skandinavais čia ne visai praeina. Dėl Europos liaudės, čia, tai Vytautas, jūs gražiai čia sakėt, žinot, man tai iš karto primena tokia netgi patarlė, šiuo atveju Puškino kalba, kaip sakė, Народной партии единой, но ходит в разные магазины. Kad liaudis yra savo, o vadovai yra savo. Tai kažkiek tai galbūt yra tas, bet be biurokratijos mes neapseisim. Biurokratija yra geras žodis. Ar buvo praktika Europos Sąjungos tokios statybos? Kažkada tai buvo. Žečpospolita 6 amžiai, kada mėginome suvienyti ir kada veto teisė sugriovė tą pačią Žečpospolitą, vadinasi, mes negalime eiti tuo pačiu keliu. Ir todėl atsiranda skirtingų greičių Europą, kaip matom. Ir vis dėlto įsijungimas į euro
jų unija davė puikiausių rezultatų. Lietuva kaip niekada gerai gyvena. Su to vargu ar kas nors nesutiktų. Aš tai nesutikčiau. Nesutiktume, jo. Ir aš irgi. O, nu tai aišku, dabar 1-1. Tai tavo žiūrėjimas. Nesutik. Čia X faktoriuje, ne? Jis dabar čia... Aš ir sutikčiau. Gerai, bet kokiu atveju su rimtėjimas. Kam geriausia, kam... Jo, bet jūs minėjote apie Brexitą. Bet tarp kitko, jūs jeigu pavažinėsite po vakarų Europą, dabar jūs galite matyti, kad kaip tik eina dabar lozungai tokie, nu lozungai aišku, arba iššūkiai, jeigu nori kitą žodį, tai debrexitizacija, kad tie patys Britai gali vėl prašytis galbūt ir galbūt netolimoje ateityje, nes vis dėlto tai davė puikius rezultatus ekonomikai su 25 trilijonais dolerių bendro vidaus produkto Europos Sąjunga. Taip pagal konkurencingumą ir pagal bendro vidaus produktą atsilieka nuo Jungtinių valstijų keletą trilijonų. Bet vis dėlto labai stipriai lenkia ir Kinija, o apie Rusiją net kalbėti nėra ko. 7 dičkiai, didžiausios pasaulio kompanijos, kiekviena iš jų lenkia Rusiją pagal bendro vidaus produktą. Tai čia nėra ką gretinti net. Aš galiu su jumis sutikti, kad ko trūksta tikrai, sakykime, mūsų vadovams, Europos vadovams, plačia ta žodžio prasme, tai pirmoje eilėje, aišku, atsakomybės. Ir antra, toliau tai trūksta kompetencijos. Pažiūrėkite dabar tą Green Europe, arba from screen to green, tas terminas, nuo skaitmenizacijos į tą žalią Europą. Tai nepaprastai brangu ir mes nepaskaičiuojame, kokias alternatyvos galbūt yra. Viskas yra labai gražu ir gerai. Ir tam pačiam Paryžiui, vat jūs klausėte, tai merė Hidalgo, ką jinai daro, jinai siaurina gatves, labai sąmoningai duodama vieną takelį dviračiams. Ir žmonės tikrai yra ne tai, kad priversti, jie gali turėti automobilį ir daug kas turi, bet jiems kur kas materialiau apsimoka vis dėlto persėsti į autobusus, į metro, į greitosius tramvajus ir išties užterštumo problemą sprendžiasi. Tam pačiam Paryžiui prieš 10-15 metų buvo nepaprastai bloga padėtis, o dabar puikiai susitvarko. Tai čia automobilį turėti, pavyzdžiui, Paryžiuje, tai apendicitas. Jis nereikalingas, paprasčiausiai. Visuomeninis transportas sutvarkytas. Pas mus Vilniuje mėgino pasiekti Paryžiaus pavyzdžių, bet pamiršo, kad reikia infrastruktūrą sutvarkyti. Vieną smulkmeną tik tais. Daugiau viskas tas pats lyg ir būtų. Henrikai, jūs sakėte apie tai, kad apie parlamento narių vaidmenį. Išties, vaidmuo yra pakankamai ženklus ir svarbus. Bet dar svarbiau būtų, o kasgi rašo scenarijų? Kas rašo scenarijų Europos Sąjungos vystymui? Jeigu į tą klausimą mes atrasim atsakymą... Ne, nerasim. Nerasim. Ne. Pakavota. Nerasim. Ne, jo nėra. Darbotvarkė yra, bet kas už ją atsakingas nėra šitų, mano galva. Nu, gal taip, jo. Sudėtingai. Čia žinot, dėl to scenarijaus lygiai tas pats kaip ir su Kubilium dabar. Jisai tapo eurokomisaru, tokiu, kokiu nebuvo. Nu, aš suprantu, kad yra sudėtinga, gal ir paprasta sugalvoti kažkokias tai pareigybės. Ir tapti gynybos ir kosmoso, reiškia, eurokomisaru yra gal visai įdomu, aš nežinau, bet aš grįžtu ir prie to scenarijaus, reiškia, ar bus parašytas tas scenarijus. O kokia bus ta ES gynybos sistema, aš sakysim, į kurią pusę suksim. Ar mes kartu gaminsim kažką, tai reiškia, sakysim, norėdami pralenkti Rusiją. Ar mes kiekvienas atskirai paskiau pardavinėsim vienas kitam. Į kurią pusę eisim. Apie kosmosą aš jau nešneku, reiškia, paliekam jį ramybėje kol kas. Žemė susitvarkom. Bet esmė yra tokia, kad kažkaip viskas tvarkoj. Sinkevičius praeitoj kadencijoje buvo vandenynų valdovas, ar ne? Ryškiausias. Ir
Aišku, labai gerai, kad vandenynai liko, viskas tvarkoja, jiem blogo. Galėjom, Privatizuoti. Na, tai kaip Viską Lietuva. galėjo būti. jo, bet Gerai, bet čia yra vienas dar dalykas, kai mes dabar matome visą laiką, kai kalbame, tai mes į tos iššūkius turime ir į karą turime labai, kare reikalingi greiti sprendimai. Taip, Ir dabar yra, čia geras. labai greiti sprendimai, nes nėra laiko tiesiog. Ir mes matome, o kaip su sprendimais dėl NATO rytų flangų. Ir mes iki šiol neturime dokumento, gynybinio dokumento, neturime tokio, kur būtų įvardinta, kas laikoma agresija. Šitokio dokumento mes neturime algoritmo, per tiek laiko neturime algoritmo atsako į agresiją. Na, pavyzdžiui, dabar įvažiuoja tie vadinamieji būreliai, kur nors čia padaro sabotažą Lietuvoje ir išnyksta. Tai, ką mes jau laikome, atsako NATO su tai visais straipsniais. Niekas nieko neatsako. Čia vėl didelės kalbos, bet noriu tik pasakyti, kad tokia, ironiškai kiek, esminis klausimas, kuris dabar yra, kas į ką integruojasi. Europos Sąjunga į NATO ar NATO į Europos Sąjungą. Bet čia ironiška ar tironiškai jis turi? Ironiškai ir tironiškai, nes dabar tironai valdo. Tironai veiksmingiau valdo, nei demokratija, tą mes matome. Ne, tai čia būt krizės atveju, palaukit, šitie barbarai nukariauna Romos imperiją. Tai ir čia reikia kito pavyzdžio, istorija kartojasi. Ne, bet Gediminai, šiuo atveju mes kalbame ne apie barbarus, o rabarbarus. Todėl, kad jie nėra tokie stiprus. Tai, kad buvo pareikšta ten Putino vardu, kad 4. vietą pasaulyje. Nonsens, visiškas. Ne apie tai pasirodo geopolitikoje. Ir mes dabar visi tai labai aiškiai matome, kad geopolitikoje ta tiesioginė ekonominė galia nėra pagrindinis rodiklis. Pagrindinis rodiklis yra ryžtas ir sugebėjimas kurti krizes, karinės krizes įvairiuose regionuose ir tarsi valdyti tas krizes. Tai mes, kai va čia kalbam ir apie Europos Sąjungą irgi yra tas sluoksnis, sakykime, nedemokratinis Europos krizės valdytojų. Ta krizės gali tęstis ir tęstis. Čia ne tai, kad jį išsisprendžia. Mes matome, kaip Europos Sąjunga visą laiką tą savo valdymą nori ir iš tikrųjų kažką reikia atsakyti į tos iššūkius. Bet kaip nesugebama net susitvarkyti su santykiuose, pavyzdžiui, su NATO. Tai Europos Sąjunga kaip kažkas, tai kaip viršesnė visų šitų, ar ji gali duoti įsakymą NATO ar negali? Ne, ji negali duoti įsakymą. Bet ar NATO gali duoti įsakymą Europos Sąjungai? Negali. Ir mes esame va čia, gynybos požiūriu, mes esame labai tokioj keistoj situacijai, kurios nėra tuose mūsų priešininko stovyklose. Ten gali įsakymas labai aiškus ir jis galimas duoti. Čia tarsi mes turime tokias struktūras, didelės, galingas ir visais parametrais lenkiančias šitas ir staiga pasirodo, kad jos šito požiūrių, valdymo požiūrių yra labai, aš nesakau, kad visai neveiksmingos, bet silpnos. Tai atsakau, pažiūrėsim, ar ponas Kubilius sugebės, išspręsti šitą klausimą. Padaryti, sukurti scenarijų, sukurti sistemą, kuri toj pat žaibiškai spręstų tam tikrus klausimus, kokie bus santykiai tarp Europos Sąjungos ir NATO. Čia yra, man atrodo, jo pagrindiniai uždaviniai. Ir duok Dieve, būtų gerai, jeigu jis žmogus būdamas, reiškia, ir užsiimtų šitais dalykais, o ne bleble. Aš sutinku, iš ties klausimai labai sudėtingi, kuriuos jūs palėtėt, bet istoriškai 2007 metais, tai jau bus 20-metis, kada Europa pareiškė, kad reikia kurti savo kariuomenę ir nebuvo padaryta. Tai čia dabar mes negalim sakyti, kad ateina vienas, nusileidžia iš dangaus vienas žmogus ir jis viską sukuria. Bent sukuria sistemą, pasiūlo kažką. Čia yra svarbu, ką jūs ir sakėte, kad būtų kažkoks postumis, nes čia yra labai... Tai postumai turi būti, negaliu nesutikti. Bet vėlgi, neadvokataujant, o tiesiog mėginant įeiti į padėtį, aš puikiai pamenu, pavyzdžiui, Auštrevičius, kaip jis perėmė pirmininkavimą dėrybose su Europos Sąjunga. Iki to buvo Ušackas, labai gerbiamas žmogus ir tikrai labai protingas žmogus. Per 1,5 metų tuo metu pavyko uždaryti 7 dėrybinius straipsnius Europos Sąjunga iš 32, pamena turbūt Genikai. Auštrevičius per pusę metų uždarė 12. Tai buvo toks, bet čia jam, žinot,
vėlgi, pasakius, reikia pasakyti, jam pasisekė. Pasisekė todėl, kad Švedijos pirmininkavimo metu būtent Švedija iškėlė tą šūkį ketchup. Aš pats galvoju, kad čia jie painiai su ketchupu turbūt, bet pasirodo, kad ne, kad ketchup išties pavyko. Net man nesitikėjo tuo metu, būnant ambasadorium Švedijoje, kad tokią mes gausim milžinišką paramą. Mes ją gavome. Švedai ne tik žodžiais, bet ir darbais įrodė tikrai ir dėl mūsų integracijos į NATO. Tai kas trečias, kas ketvirtas karininkas buvo parengtas Švedijoje. Tai tikrai buvo milžiniška pagalba ir savalaikė. Dėl lėtų sprendimų dėja jūs teisus. Labai apgailestauju, bet tikrai pritariu jums ir Henrikui. Ja, tai... Ir paskutinis tada ten yra, kadangi jūs, Vytautai, čia didžiausias optimistas, va tie mūsų... Gerai, kad nesatanistas. Vaikus būtų galima išgąsdinti. Čia sinonimai kai kuriuose prasmėse gali būti. Šitas, va tie mūsų išrinkti žmonės į europinės struktūras, jie yra Lietuvos atstovai europinėse struktūrose ar Europos atstovai Lietuvoje? Vietininkai Lietuvai. Ar Europos Sąjungos vietininkai į Lietuvą. Na, žinot, aš manau, kad integracija nėra toks paprastas procesas, kaip ir demokratija, beje, tai procesas, o ne taškas. Ji nėra free of charge, ji nėra nemokama, už ją reikia kovoti ir kiekvieną kartą. Nukrypti labai paprasta nuo demokratinių procesų. Aš manau, kad jie ir tas. Jie neišvengiamai žiūri bendrų Europos Sąjungos interesų. Ir tai yra gerai. Bet savo algos ir geros vietos apmokamas. Gal tas ir visai neblogai yra, kad žmonės yra pakankamai aprūpinti ir jie yra laisvi, ieškant optimalaus sprendimo. Nes čia negali būti vienas geras sprendimas. Žinot, yra vis dėlto optimalus sprendimas, beje, už kurį yra gauta Nobelio premija. Tiesą sakant, prasidėjo nuo transporto, po to buvo perteikta į komunikacijos priemonę, dabar taikoma absoliučiai visur. Tai sprendimo vieno nėra. Ir jeigu jie pakankamai gerai aprūpinti ir laisvi mąstyme, tai jie gali galbūt ir vienokius kitokius sprendimus priimti. Kaip praktiškai, kaip jūs šiuo atveju, manyčiau, didesnis pesimistas negu daugelis, tai, žiūrėsim, kas bus padaryta. Bet vėlgi, aš pamėginu įeiti, žinot, į jų kailę, jeigu taip galima įsireikšti, tai, Auštrevičius, pavyzdžiui, kai buvo dėrybos, tai iš tikrųjų Ignalinos atominė elektrinė buvo baubas visai Europos Sąjungai. Baubas. Po Černobylio buvo dvi kliūtis. Kaliningrado tas tranzitas per Lietuvos teritoriją ir Ignalinos atominė elektrinė. Nes vien uždarimas buvo nepaprastai brangus. Tiesiog nebuvo kitų išeičių. Čia, tiesą sakant, iš ties galbūt ne visai teisingai pasielgė Europos komisija, bet jį taip pat neturėjo kitų išeičių. Išeitis, šiaip aš visada... Išeitis visada yra, nes... Ten, kur yra įėjimas. Jo, kur yra įėjimas, išeitis yra ir jų yra visada ne viena, nes kai žmonės tarėsi, tai visada žmonės tarėsi su tam tikrais, visi turi tam tikrų interesų. Ir dabar, kai mes uždarėme atominę elektrinę, mes pamatėme, kokie interesai galėjo būti. Elektros tiekėjų interesai iš karto atsiranda. Elektros šitas, o kitas dalykas, plutonio gamybos ir ten dvigubos paskirties reaktoriai veikia ir taip toliau palikti ir ar nepalikti. Čia buvo labai daug dedamųjų. Šitame. Ir akivaizdu, kad išeities buvo galima ir kitokios, bet tada, jeigu mes turime, pavyzdžiui, projektą, Europos federalizacijos projektą, tai atominė valstybė daug labiau yra nacionali valstybė ir daug didesnė veikėja, jeigu yra atominės šitos energetikos lygoje. Ir visai kitokia veikėja yra be atominės energetikos lygos, kada jau nebeturi tos atominės energijos. Tai visai kitokia veikėja. Jos svoris yra visai kitoks. Ir čia kai kuriems sluoksniams, ir Vokietijos, ir kitiems, kam tai rytų Europoje, tai čia tokia stiprų veikėja.
akivaizdu, kad, pavyzdžiui, galėjo būti suinteresuoti ir mūsų kaimynai, ir Latviai, ir Estai, nes Lietuva su atominė energija ir su mažeikių nafta daug stipresnė kaip valstybė nei be. Ir su dar didžiausių laivynų, pavyzdžiui, kokiu mes turėjome šito. Nu jau čia taip. Taip. Na, aš sakau, čia negali numesti taip jo, vien Bet Vytautai, yra geopolitika, yra geoekonomika. Ir išeitis gali būti geoekonomikai. O dabar mes kalbam apie atominės elektrinės, bet kokia jų ateitis? Žinot, po 10, po 20 metų gali būti jų ateitis ar jų vieta muziejuje. Todėl, kad atsiranda naujas energijos šakas. Bet mesgi žinome, kokius dabar, į ką dabar dedamos didžiausios viltis, tai dedamos didžiausios į mažus atominius vadinamosius reaktorius, kurios vieną, o pasižiūrėkime, kaip Nuclear fusion, tai didžiausia. Dirbtinė saulė, žemė saulė, čia didžiausia yra. Bet aš tik dar vieną su atominė energetika, tai pasižiūrėkime Vokietijos pavyzdys. Kam pasitarnavo atominės energetikos uždarimas? Rusų dujininkams. Akivaizdus dalykas. Ir per šitai visa Europos Sąjunga buvo pakabinta praktiškai. Visa Europos Sąjunga ant Rusijos energetinės. Gerai, kadangi mūsų laikas jau dabar pasibaigė, tai norėčiau tik padėkoti mūsų apskrito stalo dalyviam, kad rado laiko, kad atsakė savo mintis ir gerbiam Vytautui, gerbiam Gedrikui, gerbiam Vytautui, kitam, kadangi čia aš manau, kad šitas mūsų pokalbis buvo pakankamai turiningas ir įdomus mūsų žiūrovom ir norėdamas atsisveikinti, tik palinkėsiu, kad sulauktų kitų mūsų diskusijų prie šito stalo. Viso gero. Sudie.